Aš esu Skirmantė Daugėlienė, Šaltinio progimnazijos fizinio ugdymo mokytoja. Įtraukiojo ugdymo pamokos vyksta kiekvieną dieną. Kadangi aš dirbu su 5, 6, 7, 8 klasių mokiniais ir kiekvienoje klasėje yra vaikučiai turintys vienokių ar kitokių poreikių. Todėl labai svarbu bendrauti su tais vaikučiais ir kad kiekvienas mokinys patirtų vienokį ar kitokį pamokos džiaugsmą. Įtraukiojo ugdymo pamokos atrodo nesiskirtų nuo kiekvienos fizinio ugdymo pamokos, tačiau, kada yra vaikučių su poreikiais, mes turime atsižvelgti į kiekvieno vaikučio sakyčiau, tos dienos nuotaiką, vaiko asmeninius gebėjimus. Kiekvienas mokinys, kaip ir mes suaugę, ateinam su savo nuotaikom, skausmais ar dar kažkokiais nusiskundimais, tai tuo labiau tie vaikučiai. Jie gali iš namų ateiti su vienokiais ar kitokiais, gal skauda, gal liūdnas vaikas. Tai labai svarbu įsiklausyti į mokinių norus, tiesiog gal net ir kai kada pageidavimus, vedant pamokas. Vaikučiams turinčiams specialiųjų poreikių nemanau, kad yra labai sudėtinga dalyvauti fizinio ugdymo pamokose. Vaikai, kurie ateina į mano pamokas, tikrai labai nori ateina. Tačiau ne visada kiekvienas pratimas gali gautis pagal jų gebėjimus. Tai lygiai kaip ir visiems vaikams, kiekvienas vaikas yra individualus, fiziniai poreikiai, fizinės galimybės skirtingos, taip ir tų vaikučių. Tai labai svarbu. Ir dar kartą pasikartosiu, kad tiem vaikams svarbiausia dėmesys ir daug meilės. Įtraukiojo ugdymo pamokos, manau, labai naudingos visiems vaikams, kadangi visos klasės mokiniai, atlikdami vienokius ar kitokius pratimus, moko, gal net netiesiogiai, arba duotojų atveju tiesiogiai moko vaikučius, kuriems sunkiau sekasi. O vaikučiai turintys specialiųjų poreikių gali mokytis iš savo bendramžių ir bendraklasių. Taigi toks vyksta nuolatinis bendravimas tarpusavyje. Iššūkiai pamokose, ne tik įtraukiojo ugdymo pamokose, bet ir visose pamokose galima mokytojams pasitaikyti įvairiausių iššūkių. Taigi, dirbant su vaikučiais specialiųjų poreikių, tų iššūkių tikrai būna ir kartais sudėtingų, bet bandom spręsti. Sakyčiau, konfliktinių situacijų nepasitaiko, bet kaip ir anksčiau minėjau atsakydama, kiekvienas mes esam skirtingas su savo nuotaika, su savo norais ir su savo galimybėms. Rekomendacijos mokytojams, tai aš iš savo nuožiūros sakyčiau, kad truputėlį trūksta žinių, nes tai yra naujas dalykas, sakyčiau. Gal tie vaikučiai ir seniau pamokose dalyvaudavo, bet aš norėčiau daugiau sužinoti apie elgesį, gal seminaras, gal kažkokios nuorodos, nes iš tikrųjų kiekviena diena tai yra naujiena su tais vaikučiais. Visiems vaikams linkiu kuo daugiau sportuoti, ypatingai būti gryname ore, važinėti dviračiais, riedučiais, išnaudoti visas galimybės mokyklos ir aplinkinių sporto aikštynų galimybės. Sportas, sveikata ir aišku sveika mityba. Linkiu visiems vaikams augti sveikiems ir geriems. Ar tu nori ateiti į sporto salę?
Statytis autosalį. Nori? Nori. Nori. Ar tau patinka mėtyti kamuolį? Patinka. Patinka. O krepšinį žaisti patinka? Patinka. Patinka. Vaikai geri? Geri. Neskriaudžia benukų, geri vaikai. Geri. Gerai. Draugauni su vaikučiais? Draugai. Draugauni. O gal tu būsi sportininkas? Būsi. Būsi. Krepšininkas bus Benas. Būsi. Bus. Gerai, šaunuolis.